Labas vakaras. Konkursas Klaipėdos knyga suteikia išskirtinę galimybę susipažinti su jame dalyvaujančiomis knygomis, autoriais ir leidėjais. Jubiliejinėme 20 kartą vykstančiame konkurse Klaipėdos knyga dalyvauja net 48 leidiniai. Šiandieną pristatome konkurse dalyvaujančią knygą Magdalenos laikrodis Klaipėdos krašto kontrabandininko žmonos istorija. Ir kalbame su šios knygos autoriumi Dariumi Musteikiu. Klaipėdoje gimęs ir užaugęs Darius yra IT specialistas, o knygų rašymas atsirado iš būtinybės ir susidomėjimo Klaipėdos krašto istorija. Sveiki, Dariau. Sveiki. Na, knygos istorija yra apie drąsią, stiprią ir atkaklę moterį, kurios nepalaužė užgriuvusios negandos. 1936–46 metai. Klaipėdos krašto likimas ir jo žmonių likimas. O vis dėlto, kas yra šioje knygoje ir šioje istorijoje svarbiausia? Šioje knygoje ir istorijoje yra svarbiausia žmogaus, tai yra moters valia. Jokios negandos, stiprios valios žmogų ar moterį negali palaužti, jeigu ji turi tikslą užauginti savo vaikus ir išvesti juos į gyvenimą. Nepalaužia nei karai, nei tarybų valdžia, nei kas kitas. Dariau, sakykite, o kas jūs paskatino parašyti šią knygą? Aš žinau, kad yra labai įdomi priešistorija ir tikrai be galo įdomi idėja. Ir tas pasakojimas yra paremtas tikrais faktais. Visiškai teisingai. Ta knyga yra apie mano žmonos močiutę Magdaleną Įlakinę. Ji daugmaž ir pragyveno taip gyvenimą, kaip knygoje aprašyta. Aš tą istoriją girdėjau, o radęs laisvo laiko sudėjau į popierių. Tai viskas. Paskatino pagarba mano žmonos močiutei. Aš ją mačiau dar gyvą, su ją bendravau, labai įdomus žmogus. Tai kodėl neparašyti? Jo labiau jos būtas buvo mažytis kambariukas, Herkos Manto 1-1, su vaizdu pro langus į tuometinę Lenino aikštę, praktiškai tarybinės Klaipėdos centrą. Kad jį ten tų istorijų daug visokių žinojo ir pagrindinės aš sudėjau tą knygą. Tai yra liudininko, aš perpasakojau liudininko žodžius, liudininkės žodžius. Ar lengva prisiliesti prie praeities, prie tos istorijos? Lengva. Kai žinai visus išdėstytus faktus, labai lengva. Prašiausiai sunkiau yra juos sukomponuoti į tokį tekstą, kurį būtų lengva skaityti skaitytojui. Nes, žinote, aš dar kitko dabar, kai pradėjau rašyti knygas, pastebėjau, kad aš tapau priekabius tekstams, klausausi televizorių ir keikiuosi. Kas antras žodis neteisingas, linksniai neteisingi, o tai čia, kai televizoriui kalba žmonės gyvai ir tai be jokios redakcijos. Jeigu aš skaityčiau dabartinės knygas, tai ko gero irgi pradėčiau keiktis. Mane labiausiai iš visų tekstų, kuriuos išgirstų, pradėjo erzinti žodis yra. Visur kas trečias, kas ketvirtas žmogus naudoja žodį yra su neteisingu kirčiu. Pas visus yra kojinės, atsiprašau. Ne yra, o yra. Taip, kad tas knygų rašymas toks yra ir malonus, ir biškiai erzinantis dalykas. Rašytojas tampa priekabiu kalbos grinumui. Priekabiu asmenių ir kalbos grinumui. Pas save pradėjau taisyti. Bet kartais tas priekabumas galbūt ir pliusas yra, ar ne? Nes dėl kirčiavimo, tarp kitko, tikrai dabar lyg ir tokia savotiška mada, truputėlį neteisingai kirčiuoti. Na, kai tas dalykas neteisingai kirčiuojama yra padaroma juoko dėliai, kaip bajeris, tai vėl žargonizmas, tai yra vienas dalykas, bet kai yra pasidaro kas antram sakinyje arba kas antras žmogus pradeda vartoti neteisingą kirtį, tai jau yra blogai.
Grįžkime prie praeities. Dariau, kodėl jums apskritai yra svarbu rašyti apie Klaipėdos kraštą, jo istoriją, apie Klaipėdos krašto žmonių likimus? Kodėl? Aš aplamai rašau ne tik tai apie žmonės, aš daugiau rašau apie Klaipėdos istoriją. Vis tik, kadangi aš gimęs esu Klaipėdoje ir augęs Klaipėdoje, išvaikščiojęs Klaipėdos gatveles ir tik tai 2003 metais persikėlęs gyventi į Vilnių, aš labai nostalgizuoju Klaipėdos. Man trūksta mano gimtojo miesto. Ir iš tos nostalgijos gimė visos praktiškai mano knygos. Labai, sakyčiau, toks išskirtinis ir labai patrauklus yra knygos viršelis. Ir mes matome laikrodį. Laikrodis čia, sakyčiau, toks ypatingas simbolis. Aš netgi vieną citatą pasižymėjau, tikrai sakyčiau, kuri toj citata tikrai galbūt netgi iliustruoja visą knygos tematiką. Laikas yra amžinas. Ir senasis Magdalenos laikrodis privalo jį skaičiuoti. Labai giliai slypi. Laikrodis daug kur minimas ir laikrodis praktiškai eina per visus knygos skyrius, per visą knygą. Tai yra labai stipri pareigos jausmo personifikacija. Ir nors dabar laikrodis neveikia, neina ir o kabo čia. Matote ant sienos kaip muziejinė vertybė, jis eina tik tai, kai užvedi kažkokia apie 6 valandas, nes viskas ten jau išdilę. Tai laikrodis yra personifikuotas pareigos jausmas, aš taip suprantu. Magdalenos pareigos jausmas ir Klaipėdos krašto moterų pareigos jausmas, kuris ėjo kartu su moterimis per visą jų sunkų gyvenimą, išaugino vaikus ir pagaliau leido atgimti pačiai Klaipėdai. Ir dar galima sakyti, kad laikrodis irgi skaičiuoja tam tikrą istorinį laiką, ar ne? Taip. Kaip keičiasi žmogaus gyvenimas ir kaip istorija veikia žmogaus gyvenimą. Aš prisiminsiu iš Pempininkų bibliotekos pristatymo šią vasarą, kur buvau, tai tenai irgi vedančioji paklausė, kad turėtų, ne apie laikrodį, apie dedikaciją, kad aš skiriu Klaipėdos krašto moterims. Tai aš čia. Skiriu Klaipėdos krašto moterims, saugančioms gyvenimo laikrodžius. Tai šitą dedikaciją sugalvojau kartu su knygos redaktorė Jolanta Nareškevičienė ir labai jai dėkingas už tokią, nes buvo pradžioje dedikacija biškį minoriškesnė, o dedikacija ir kas yra tie laikrodžiai, kurie lydi moterį per visą gyvenimą. Tai gali būti nebūtinai laikrodis, gali būti arbatos šaukštelis, arbatos puodukas. Tai yra daiktas, kurį žmogus į ranką paėmęs prisimena apie visą savo gyvenimą, visas laimės, nelaimės ir tai, kas įvyko su juo, kai tas daiktas buvo šalia. Amuletas. Ši knyga, konkurse Klaipėdos knyga populiariausia gali tapti skaitytojų dėka. Taip. Ką jūs galėtumėte pasakyti tam skaitytojui, kuris galbūt neskaitė, dar jūsų knygų dar nėra atradęs ir būtent šitos knygos neskaitė? Ko skaitytojas gali tikėtis? Ką jisai galėtų tokio atrasti, sakykime, ko galbūt neras kitose leidiniuose? Šitoj knygoje tai nėra visiškai memuarai ar biografinė knyga, čia yra tokia tarpukario Lietuvos detektyvas su memuarais, miksas detektyvų ir memuarų. Nes čia įvyksta tokia labai negraži istorija tais laikais, kai Magdalenos vyras buvo apnuodytas ir pati Magdalena buvo apnuodyta, vyras numirė, o jį išgyveno. Šiaip jau moteris nuodyta, jos vos neišprievartavo rusų kareivis, kai čia Klaipėdą rusai puolė, bet irgi aš čia pavartoju žodį ir ruskis, bet tai yra ne kiekvienas rusas, tai blogasis rusas. Tarp kitko, rusų karininkas išgelbėjo Magdaleną nuo prievartavimo, nes užėjo tuo lemiamu momentu, kai kitas kareivis bandė ją pulti į daržinį ir nuvijo tą begeidę.
čia yra daug tokių apsakymų. Tarp kitko yra vienas apsakymas, kurį man pasakojo, čia ne vien Magdalena yra, ir mano senelis Kazimieras Musteikis yra pasakojęs. Savo laikais Kazimieras buvo Zimagoras. Žinote, kas yra Zimagoras? Nuo rusiško posakio Zimoji gorė. Tai yra ūkio darbininkas, kuris vasarą dirbdavo darbus, ten prie melioracijos, griovius kasdavo, ar taip ūkininkams padėdavo, o po to žiemą buvo gorė, nes nebuvo iš ko gyventi. Tai bernai eidavo per kaimus ir aplošinėdavo, durnindavo ūkininkus. Tai yra sužymėdavo nusipirktas kortas ir tas kortas po to vėl užpakuodavo, padėdavo, atiduodavo atgal pardavėjui, kromelio ar parduotuvės savininkui, kad jis pirmam atėjusiam vaikiui nupirkti naujos kortų kaladės parduotų būtent šias kortas. Tai yra, žymėtos kortos būdavo parduodamos kaip naujos. Jie tą dalyką žinodavo, nuėję karčiamą susitardavo žaisti iš pinigų su vietiniais bernais ir sakydavo, va, eina vaikis, pasiūskim jį atnešti naujos kortų kaladės į artimiausią kromelį. O vaikis nubėgdavo ir atnešdavo, žinoma, žymėtą kortų kaladę. Tada tie zimagorai aplošdavo vietinius bernus ir gaudavo kažkiek tai pinigėlių. Tai kortų šuleriai yra skyrius, čia įpinta į tą knygą, bet tai yra mano senelio Kazimiero išdykavimas savo laikais ir jo istorija. Tai tikrai drąsiai galima sakyti, kad žmogus, kuris, dar neskaitė jūsų knygų, bet paimtų į rankas, perskaitytų, tai labai nemažai sužinotų ir apie Klaipėdos krašto istoriją, ar ne? Ir tai būtų tokie gyvi liudijimai, galbūt tos tikrosios istorijos, žmonių išgyvenimai ir tai, ko nesužinosime, sakykime, galbūt vadovėliuose ir panašiai, net jeigu jaunimas mokosi istorijos, tai labai dažnai sako, kad trūksta to gyvumo, to pajautimo, kaip gyveno iš tikrųjų tuo metu žmogus, ką jisai jautė, kaip jisai išgyvendavo tos sunkumus. Turbūt tai irgi yra labai svarbu. Tas yra. Ir mano toks stilius yra perpasakoti ar atpasakoti istoriją gyvai. Atpasakoti istoriją žmogiška kalba. Prieinama kiekvienam skaitytojui. Ir šitoj knygoje yra daug istorijų sukompiliuota po Magdalenos laikrodžio pagrindinę liniją. Čia netgi yra įterptas toks istorinis faktas, kurį ne visi žino, kad Veimaro Vokietija 1228 metais pripažino Klaipėdą ir Klaipėdos kraštą Lietuvai. Nes kai dabar yra daug visokių politinių diskusijų ir ten sako, Klaipėda po Antro pasaulinio karo Stalinas Lietuvai, tarybiniai Lietuvai padovanojo. Netiesa. Klaipėdos atsisakė Veimaro Vokietija 1928 metais. Ir Klaipėda sugrįžo Lietuvai taip pat, kaip Sudetų kraštas sugrįžo Čekoslovakijai. Taip kad čia Stalinas ne prie ko. Tai yra, Klaipėda yra Vokietijos ir Lietuvos senas reikalas ir senai sutartas. Dariau, sakykite, o ką jums pačiam reiškia knygų rašymas? Jums kaip rašytojui, kaip kūrėjui, tas didysis įkvėpimas, žinoma, yra praeitis, istorija, savitas žmonių likimas, būtent to krašto žmonių likimas. Tačiau, manau, ne tik tai, ar ne? Matote, aš galvoju, kad knygos rašymas tai yra panašiai kaip ir knygos skaitimas ar filmo žiūrėjimas, tik atvirkščiai. Tu pradedi rašyti kažkokį tekstą, ypač istorinę knygą ir pasineri taip giliai ją, kad tiesiog įtraukia tekstas, eilutės liejasi viena po kitos, tu pasijauti kaip dalyvaudamas tuose laikuose, tuose veiksmuose. Ten mosuoji kalaviju arba joji arklį. Yra tas. Ir po to, žinai, čia kaip tas rusiškas filmas. Į tūt Ostapą Panislo. Ir po to atsiranda ir istorijos, ir panašiai atsiranda tas vadinamas įkvėpimas. Tada jau lauki. Aš nerašau kiaurą dieną. Aš parašau 2-3 valandas, po to gyvenu normalų gyvenimą kaip nerašytojas. Ir po to laukiu sekančios dienos, kada vėl prisėsiu ir rašysiu toliau. Tai yra toks iš dalies ir hobis.
Nes, žinote, nežinau šiuolaikinių rašytojų, kurie būtų vien tik rašytojais. Visi turi kažkokias kitas profesijas ar užsiėmimą, iš ko gyvena, o knygos yra hobis daugiau. Bet tai labai įtraukiantis hobis. Mūsų klausytojams noriu pasakyti, kad jūs komentaruose galėsite užduoti klausimus rašytojai. Mes tikrai pasistengsime reaguoti ar ne ir atsakyti. Taip. Bet aš turiu štai dabar užsirašysi vieną skaitytojo pastebėjimą ir klausimą tuo pačiu, kurį norėčiau pacituoti ir užduoti jums, Dariau. Skaitytojas rašo: Dariaus Musteikio knygos įkvepia ir paskatina domėtis istorija. Čia toliau skaitytojas rašo, kad istorija pradėjo domėtis ir jo sūnus, kuris yra paauglys ir kuris galbūt iki tol netaip labai domėjusi istorijos pamokomis ir to, kas ten pateikiama. Ir štai dabar rašo: istorija tapo gyva. Norisi skaityti ir sužinoti daugiau. Malonu, tai yra labai didelis paskatinimas toliau rašyti. Taip, ir dar toliau cituoju, taip pat sūnus įkvėptas perskaitytos knygos, manau šitos knygos, taip pat pradėjo rašyti. Tai skaitytojas dėkoja jums ir klausia, ar jūsų domėjimasis istorija buvo nulemtas jūsų asmenybės, ar jūs taip pat kažkas paskatino. Na, savotiška formuluotė, bet klausimą jūs turbūt supratote. Supratau. Taip, ar jūs taip pat kažkas paskatino, kaip galbūt tą skaitytoją jūsų knygos? Paskatino 1252 metų jubiliejus, kuris buvo čia prieš kelis metus. Paskabino 770 metų Memeliui. Aš vieną kartą prieš keletą metų pasižiūrėjau, 19 pasižiūrėjau į kalendorių, ogi toks jubiliejus artinasi, 770 metų. Ir tą progą sėdu ir labai greitai su didžiausiu įkvėpimu parašiau pirmąją knygą. Nusiunčiau į kelias redakcijas, Briedis sutiko išleisti. Gimė pirma knyga. Kai gimė pirma, atsirado antra, trečia ir visos kitos. Tai mane paskabino pirmos jubiliejus ir pirmos knygos išleidimas su Briedžiu. Dabar, kaip ir minėjau, čia pasikartoti teks. Mėgstu rašyti taip, kad istorija būtų prieinama ir suprantama visiems. Ir kai kurie skaitytojai sako, kad aš atpasakotojas esu istorijos, bet atpasakotojas prieinama žmonėms kalba, labai paprasta kalba. Barokinių, kaip riebus tortas, sakinių konstrukcijų pas mane nerasite. Tekstas yra paprastas, sakiniai galbūt ir trumpi dažniausiai, bet paprasti ir aiškus. Ir išaiškinta 1, 2, 3, 4 viskas. Paprastai, per daug neužnarpliota. Kovo mėnesį atvažiuoja 500 egzempliorių tiražas į Lietuvą ir bus pardavinėjama nuo šių metų kovo mėnesio va tokia graži knyga. Nauja knyga? Nauja, Memelio Kaperio dukra. Kaperis tai yra piratas, kuris turi licenciją iš kažkokio tai kilmingojo tų kraštų. Knyga yra įdomi, su paveiksliukais. Žinote, kai vaikystėje knygos buvo su paveiksliukais. Tai va, aš užsimaniau tokios knygos, kadangi esu savilaidininkas, mane čia niekas nevaržo. Užsimaniau ir išleidau. Na, manau, ir skaitytojui savotiškai žavu, kai tie paveiksliukai yra knygoje, ar ne? Tos tokios taiklios iliustracijos. Ir iliustracijos, ir žemėlapis. Čia yra mano pačio nupaišytas 16 amžiaus pradžios Memelio žemėlapis. Jų daug yra įvairių, nupaišiau savo, taip kaip yra knygoje aprašytas. Ir čia moterų yra daug. Aš atsimenu, kai parašiau pirmą knygą, Birutė Skaisgirienė paklausė, kodėl pas tai nėra daug moterų pagrindinių personažų, visas aptarnaujantis antriniai vaidmenys, aptarnaujantis personažas. Čia juk aš rašau apie vienuolių ordiną, ten vyrai vienuoliai, kur čia bus moterų vienuoliai? Karių.
Tai bet po to, po šitos Birutės pastabos, aš pradėjau moterų daugiau dėti į savo knygas. Atsirado daugiau jų, šičia yra labai daug moterų, nu, praktiškai viskas apie vieną stiprią moterį. Nu, čia taip pat moteris yra. 16 mano knyga. Tai va, nuo kovo mėnesio vidurio ieškokite knygynuose. Puikiai žinia. Na, o ką galėtumėte palinkėti jūsų skaitytojui, tam skaitytojui, kuris dar neatrado jūsų knygų? Nes tų, kurie skaito ir laukia naujų knygų, yra labai daug. Iš tikrųjų. Bet visada dar yra tų skaitytojų, kurie tik atranda autorių knygas, tai šiuo atveju jūsų. Ką galėtumėte palinkėti tokiam žmogui? Aš ne tik palikėčiau skaityti prasmingas knygas. Žinote, savo laikais, kai aš buvau paauglys, aš labai mėgau Zenito seriją. Tai Drąsių keliuose arba Zenito serijoje buvo daug visokios mokslinės fantastikos. Bet mes į Marsą, žmonėje į Marsą nenuskrido, ateiviai neatsirado. Ir aš dabar į mokslinę fantastiką, ateiviai neatsirado Žemės planetoje. Ir aš į mokslinę fantastiką nebegaliu žiūrėti. Tai yra tokios pasakos suaugusiems, kurios tik tai gadina laiką ir nieko naujo neduoda. Vis tik, jeigu mes skaitom istorinės knygas, mes suprantame daugiau, mes lengvai išmokstam tam tikrą istoriją. Jeigu čia, žinoma, nesąmonė, neprirašo autoriai, kaip kas sako. Bet čia yra lengvai skaitoma istorija ir tai yra naudinga ir smegenims, ir protui. Skaitykime knygas tas, kurios yra naudingos. Skaitykime, atraskime. Taip, domėkimės istoriją, nes tikrai tai yra labai svarbu. O žmogus turi tikrai, kaip kažkas yra pasakęs, labai tokią trumpą atmintį. Ir jeigu tos atminties nepamaitina, nesidomi to, kas buvo, tai jis labai greitai pamiršta, iš kur ateina. Argi ne taip? Taip. Na tai kągi, Dariau, dėkoju Jums už įdomų pokalbį. Na, o mūsų žiūrovus kviečiu apsilankyti bibliotekos interneto svetainėje biblioteka.lt ir balsuoti. Balsavimas vyksta iki balandžio 18 dienos. Svetainėje taip pat rasite labai daug naudingos informacijos. Sužinosite, kur ir kada vyksta konkurso Klaipėdos knyga leidinių pristatymai. Taigi būtinai skaitykite, domėkitės, balsuokite ir išrinkite populiariausią Klaipėdos knygą. Ačiū Jums. Ačiū Jums labai. Kviečiu balsuoti už mane ir už kitas geras Klaipėdos krašto knygas.